Sveiki. Šį kartą mes darome pirmąją ROM apžvalgą. Pristatysime MIUI ROMą ant HTC Desire. Štai, turime ir paprastą Desire. Greitai parodysime, koks yra originalus HTC Sense ROMas. Taip, matome HTC widgetus arba lietuviškai tai yra valdiklius. Taip pat galime ant home screenų susidėlioti tam tikras ikonas. Taip, štai, HTC Weatheris. Štai, kad norėdami patekti į programų meniu, mes turime paspausti kairiajame krašte esantį trikampiuką. Štai visos aplikacijos esančios. Taigi, tai yra originalus HTC Sense ROMas. Dabar aptarsime kinų sukurtą MIUI ROMą, būtent ant HTC Desire. Štai iškart matome, kad lock screenas yra pasikeitęs, galime jį tiek į viršų slaidinti, nutempti arba į apačią. Matome, kad yra lock screen'e tokios dvi funkcijos, tai yra telefoninis ragelis ir tai yra greitasis meniu, greitoji prieiga tiesiai į adresų knygą arba greitoji prieiga tiesiai į SMS žinutės. Jeigu staigiai reikėtų mums atrašyti žinutę arba paskambinti. Taip. Pats meniu yra taip pat pasikeitęs, nėra atskiro mygtuko iššaukti visas aplikacijas, visas programas, kurias mes turime. Visos jos yra talpinamos ant mūsų workspace'o arba home screen'o. Štai matome, yra 4 home screen'ai. Štai yra MIUI ROMo widgetai. Matome, yra telefonų knyga, kuri yra pasikeitusi. Taip pat adresbukas yra pasikeitęs. Štai matome, kad adresbukas yra favoritesai, visi kontaktai, grupės, tiesiog keypadas, panašiai kaip iPhone. Labai panašiai iš tiesų. Browseris yra standartinis įdėtas iš Android2.2. Taip pat turime pasikeitusi SMS meniu. Taigi matome, kad SMS yra panašiai kaip iPhone. Susirašinėjimo principų, kaip chatas, taip pat bookmarkai, recommend, net nežinau, ką tiksliai daro. Štai, visos aplikacijos, visos ikonos yra labai panašios į iPhone. Štai, turime čia šalia ir iPhone ir galime staigiai pasižiūrėti, kaip atrodo iPhone meniu. Taigi, matote, kad aplikacijos ir ikonos tikrai atrodo labai panašiai. Matome, iPhone yra folderių funkcija. Taip pat šiame ROMe irgi yra folderių funkcija, kur mes galime susidėti savo aplikacijas į tam tikrus folderius pagal kategorijas ar pagal tai, kaip mums yra patogu. Štai, dar vienas dalykas yra pasikeitęs notification baras. Jame yra įtaisyti ir tam tikri valdikliai. Iš čia mes galime aktyvuoti Wi-Fi, mobilius duomenis, ekrano apšvietimą, Bluetooth, GPS, sinchronizaciją, išjungti telefoną, perkrauti ir panašiai. Tikrai patogi funkcija ir ROMas veikia pakankamai greitai, tikrai labai greitai, tikrai jokio lago nėra. Ir visos aplikacijos yra talpinamos, kaip jau minėjau, tiesiai ant pagrindinio ekrano. Taip, turime taip pat ir Galaxy S, kuris turbūt bandė padaryti kažką panašaus, savo kustomizaciją Androidui. Tai jis taip pat padarė panašų, bent jau iš išvaizdos ROMą į MIUI, arba MIUI padarė panašų ROMą į būtent Samsung Galaxy S, kuris taip pat šiokia tokia prasme yra iPhone operacinės sistemos user interface'o kopija. Taigi, dar trumpai MIUI, štai matome settingai yra, settinguose galim pasirinkti dažniausius settingus arba asmeninius nustatymus, sistemos nustatymus, tai pats ROMas yra tikrai unikalus, greitai veikiantis ir įdomus. Tad siūlome išbandyti.